Dabar esame prie Rozendalio parko. Matosi toli atrakcionas, kurį noriu išbandyti šiandien. Nežinau, ar pasiseks, ar prieisiu, nes eilės didelės, bet norėčiau išbandyti, nes aukštis gan įspūdingas. Dabar einame į parką. Visi parkai Olandijoje yra labai tvarkingi, viskas prižiūrėta, surinktos šiukšlės ir visur nupjauta žolė. Tai eilinis parkas. Kiekviena mieste tokių yra bent keletą. Visur šiukšlių dėžės, sutvarkyta. Dažnai galim pamatyti ančių arba gulbių, bet šiuo metu nesimato. Dar gandrų labai daug būna, nes čia jie populiarūs. Nėra žmonių, visi atrakcionuose. Prieš paskutinę dieną, visi nori atsidžiaugti. Aplamai olandai labai mėgsta visas pramogas, atrakcionus. Jie taupo vos ne pusę metų, kad po to galėtų išleisti pinigus būtent atrakcionams. Va, toks parkelis čia. Rozendalyje tokių parkelių yra bent 3-4, tai tikrai va, štai rantis. Štai matosi antis, jos visur čia mieste, prie žmonių sodybų būna. Va kiek ančių. Čia dar mažai, būna daug daugiau iš tikrųjų. Va toks parkelis.